Sveiki, šiandien pasidalinsiu su jumis, kaip mes galime sujungti, sublendinti dvi nuotraukas. Tai vėlgi galime atsidaryti, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, tegul bus Facebookas ir Facebooko įrašas. Turime tuščią langą ir dabar mums reikia nuotraukų, tai galime arba įsikelti savo, arba ieškoti Canvoje. Tai aš paieškosiu Canvoje, pavyzdžiui, vyras žiūri į kairę ir renkuosi nuotrauką. Taip, jeigu naudojatės nemokamą Canvą, tai pasirinkite nuotraukas be karūnų. Jeigu turite Pro arba Canva for Educators, tai galite pasirinkti bet kokią nuotrauką. Taip, vieną jau radau, čia žiūri į dešinę, bet kaip ir nėra jokio skirtumo, tiesiog noriu kokios efektingesnės nuotraukos, gal net renkuosi šią ir dabar nuotrauką galime išsididinti, pasidaryti poziciją, kurioje vietoje norime, kad ta nuotrauka būtų. Ir kai mums viskas tinka, atsisiųskime. Eikime į dalintis, atsisiųsti, nurodykime failo tipas PNG ir spauskime atsisiųsti. Pridėkime puslapį, apačioje paspaudžiu pliuso ženklą ir dabar ieškau antros nuotraukos, kuri atsiras ar ne šalia, susijungs. Tai, pavyzdžiui, gal ieškau kokios moters. Moteris keliauja, taip, moteris keliauja rašau ir ieškau kokios nors nuotraukos. Taip, ne, šitos nenoriu. Taip, pasirenku nuotrauką ir principas vėl toks pat. Išsididinkime per langą, kaip mes norime, kad ta nuotrauka atrodytų. Ir ją atsisiųskime, eikime į dalintis, spauskime atsisiųsti, failo tipas PNG ir pasirinkime dabartinį puslapį, spauskime atliktą ir atsisiųsti. Pridėkime puslapį ir įsitempkime abi nuotraukas. Tai atsidarykime savo aplanką, downloads arba atsisiuntimo aplanką, nuspauskime Shift mygtuką klaviatūroje ir tempkime iš karto abi nuotraukas. Taip, turime dvi nuotraukas ir dabar eikime į kairės pusės meniu, programos, spauskime programos ir paieškos langelį ieškokime Blend Image ir šį kartą naudosime šį aplanką, Blend Image su B raide. Jeigu naudosite pirmą kartą, tai dar reikės jums paspausti ar tai Open, ar tai prisijungti. Ir ši programėlė yra nemokama, neturi jokių limitų, bent jau šiuo metu. Tai atsidarius šiai programėlei mes matome bottom layer, tai yra apatinis sluoksnis, ir top layer yra viršutinis sluoksnis. Tai mes galime nuspręsti, kuris sluoksnis, kuri nuotrauka, kuriam sluoksniui gali priklausyti. Tai pavyzdžiui, top layer, aš renkuosi merginą, spaudžiu Selected File. Ir bottom layer spaudžiu ant vaikino ir Use Selected File. Dabar Blend Mode, pasižiūrėkime, jeigu mes pasirinksime, pavyzdžiui, Darken, atrodo vienaip, galime pasižiūrėti Multiply, toks sujungimas, tai Screen. Taip, ir aš renkuosi Overlay ir spaudžiu Add to Design. Kad būtų geriau, aš ją nusitempsiu į 4 puslapį ir šią nuotrauką išsididinsiu. Tai matome mūsų galutinį rezultatą, sujungtos dvi nuotraukos. Tai galime išbandyti su įvairiausiamis nuotraukomis, ieškoti gražiausių rezultatų. Galime nuotraukas tiesiog įsikelti ir bandyti sujungti net neatsisiuntę ir pasižiūrėti, koks tai bus rezultatas. Tai kai norėsite antrą kartą, pirmiausia, išvalykite pažymėtas nuotraukas, Clear Selection, ir tada iš naujo pasižymėkite, kuri nuotrauka norite, kad būtų. Spaudžiame Select ir tada galime dar paieškoti Blend Mode. Tai, pavyzdžiui, aš renkuosi irgi Overlay. Spaudžiu naują puslapį ir Add to Design. Ir jau turiu dar kitokią versiją, dar kitokią nuotrauką.
Tai tikrai kartais yra įdomu pažaisti, paieškoti kažkokių kūrybinių, įdomių sprendimų, kaip mes galime sujungti nuotraukas. Dar pabandau su šiom 2 nuotraukom. Tai pasirenku bottom layer nuotrauką, tada spaudžiu ant antros ir top layer. Ir dar yra galimybė, kad pakoreguoti top layer. Tai čia yra just top layer. Ir galime padaryti, kad jisai būtų fill užpildytas, gali būti toks fit. Tiesiog galime padidinti scale ir matome, kaip vaizdas koreguojasi. Pavyzdžiui, čia šioje nuotraukoje yra toksai kaip ir vaizdo tarpas, erdvė. Tai aš galiu pasikoreguoti, kad 2 apsikabinę žmonės būtų toje erdvėje. Tai irgi pasižiūrėkite keletą dar nustatymų. Yra stretch, kuris irgi turi savo nustatymų, kuris galima irgi koreguoti, dar offsetą. Matome, kaip atrodo. Ir originalus, kuris leidžia pakoreguoti scale, tai dydį, ir offset. Tai kai jau viskas tinka, galime pridėti puslapį ir paspausti Add to Design. Tai štai kokį gavome vaizdą. Sujungia 2 nuotraukas. Tikiuosi, kad jums ši trumputė pamoka patiko ir įkvėpė. Neužmirškite sekti Canva naujienų Facebooko puslapyje Canva mokymai. Ir čia taip pat skiltyje Events rasite informaciją apie artimiausius mokymus, kurie vyks nuotoliniu būdu. O jei neturite laiko nuotoliniams mokymams, apsilankykite mano puslapyje edukursai.lt, kur rasite labai daug ir įvairių Canva ir ne tik Canva mokymų įrašytų. Tai galėsite prisijungti ir studijuoti savo patogiu laiku ir savo tempu. Iki!